Tai nebuvo lengvos rungtynės, lyderis keitėsi daug kartų, o per pertrauką turėjote tik 3 taškų persvarą. Kuo stebino varžovai ir kodėl nepavyko susikurti didesnio pranašumo? Jo, nebuvo kažko, kad stebintų, nes viską kaip ir žinojom, tiesiog gal patys truputį nepralauždavom, taip atrodo, lyg ir turim, lyg ir yra, bet kažkaip jie sugrįžta ir taip tampamės pirmyn atgal. Tai tą trečią kėlinį visai gerą turėjom. Pirmam kėlinį, man atrodo, prasileidom daug atkovotų puolime kamuolių iš jų komandos, tai antram sutvarkėm, trečiam tą dar pagerinom ir paskui liko po truputį sulipdyti tą pranašumą ir išlaikyti iki galo. Ši pergalė leidžia išlaikyti viltį žaisti BCL top 8. Ką komanda turi daryti geriau, kad tas kelialapis pagaliau būtų Ryto rankose? Jo, tiek, manau, dar daugiau pastangų. Atrodo, šiandien visi įdėjom pastangų, tas labai smagu. Jeigu dar įdėsim pastangų, tą komunikaciją taip pat galim dar pagerinti tam tikras detalės, kaip pasakau, tai atkovoti kamuoliai, puolime, tai atsitvert geriau, baudas susirinkti, kai galim. Tai tokios mini detalės ir manau, jos po truputį sulipdys ir atsispirsime.